Dviračių dirbtuvėlė gimė ne tik iš didelio noro daryti tai, ką moku, ir taip, kaip suprantu, kad turi būti atliekamas kokybiškas remontas. Tam yra dar viena labai svarbi priežastis vardu Gabrielė, kuri periodiškai stipriai pakoreguoja mano šeimos planus. Gabrielė diagnozuotas cerebrinis paralyžius. Ji negali pati vaikščioti, bet gali labai daug kitų dalykų, kuriuos pasiekė intensyvių reabilitacijų užsienyje bei nuolatinio sporto Lietuvoje metu. Mes net neabejojame, kad Gabrielė gali pasiekti dar daugiau, tad noriu jūsų paprašyti skirti 1,2% nuo GPM Gabrielės Rebukon labdaros ir paramos fondui. Mums tai didelė parama leidžianti judėti pirmin. Kiekvieno iš jūsų sugaištos kelios minutės pildant prašymą pervesti GPM dalį fondui, Gabrieliai konvertuojasi vidutiniškai į 1 terapijos valandą. Jei dar niekam nepaskyrėte 1,2% nuo GPM, skirkite mano Gabrieliai. Ši parama suteikia galimybę Gabrieliai gauti pasaulyje plačiai taikomas terapijas cerebrinio paralyžiaus sutramdymu. Rekvizitai deklaracijai ir Gabrielės fondo puslapis aprašyme. Iki.